Šiandien gautos svarbios žinios iš Pokrovsko krypties. Čia Rusijos pajėgos bando rengti atakas iš Pokrovsko, siekdamos išvarginti Ukrainos gynėjus gretimose gyvenvietėse. Tačiau Ukrainos vadovybė netikėtai pasitelkė savanorius iš Brazilijos, kad šie intensyviai kontratakuotų ir nustumtų rusus atgal, o tai šokiravo priešą. Šiuo metu rusai yra susitelkę į Pokrovsko ir Mirnohrado apylinkių kontrolę, nes pačius miestus jie jau yra užėmę. Tai užtikrins saugesnį rusų karių telkimą miestuose, jei jiems pavyks nustumti ukrainiečius toliau, ypač ukrainiečių dronų operatorius. Rusai jau pradėjo gabenti artileriją į pietinius miesto pakraščius, tai rodo, kad ši vietovė dabar yra už standartinių Ukrainos dronų pasiekiamumo ribų. Be to, rusai sukūrė mirties zoną 20 km spindulių nuo Mirnohrado centro ir taikosi į viską, kas juda, o tai apsunkina Ukrainos pajėgų veiklą šioje vietovėje. Taip rusai pasiekė savo pagrindinį tikslą, perėmė ugnies kontrolę, jie atkirstų šį maršrutą, o tai reiškia, kad logistika į Hryšynę yra smarkiai sutrikdyta ir besiginantys daliniai yra priklausomi nuo dronais pristatomo tiekimo. Perėmę Hryšynės kontrolę, jie galėtų atkirsti logistikos kelius į šiaurinius Mirnohrado pakraščius ir Rodinskę, kur Ukrainos gynėjai, nepaisydami įnirtingų mūšių, vis dar išlaiko pozicijas. Dėl to Novoaleksandrivkos vietovėje, į vakarus nuo kaimo, vis dažniau pastebima rusų infiltracija, o tai rodo, kad rusai kartais prasmunka pro Ukrainos gynybą. Rusų planas – veržtis iš Hryšynės į Šylivką ir toliau greitkeliu link Pavlohrado. Ukrainiečiai privalo užkirsti kelią visiškam Hryšynės užėmimui, nes jei rusai pralaužtų gynybą, jie galėtų išsiplėsti ir destabilizuoti visą Pokrovsko ašį, naudodami ją kaip placdarmą puolimui į vakarus. Aplink kaimą jau vyksta įnirtingos kovos, o geolokacinė medžiaga iš šios vietovės rodo, kaip ukrainiečių dronų operatoriai stabdo rusus, nuolat stebėdami kaimą ir suduodami smūgius, kad sumažintų jų gyvąją jėgą ir neleistų jiems įsitvirtinti. Kartą du rusai nesėkmingai bandė numušti atskrendančius FPV dronus, vienas jų žuvo, o kitas bandė pasislėpti sugriautame pastate, bet taip pat nesėkmingai. Tačiau vien dronų atakų ne visada pakanka įtvirtintoms pozicijoms išvalyti, todėl Ukrainos vadovybė nusprendė pasiųsti tanką Leopard, kuris atakavo rusų grupę Hryšynės pakraštyje. Rusai bandė patekti į gyvenvietę iš Pokrovsko pusės, kai juos pastebėjo ukrainiečių dronas, tad Leopard priartėjo prie šaudimo pozicijos ir atidengė ugnį iš pagrindinio pabūklo. Operacijos metu prieš tanką buvo panaudotas rusų FPV dronas, kuriam pavyko pataikyti, o tai rodo pavojų, su kuriuo ukrainiečiai susiduria dėl didelio priešo dronų aktyvumo. Nepaisant pataikymo, įgula įvykdė užduotį ir sėkmingai pasitraukė, o po tanko reido du Ukrainos kariai įsiveržė ir išvalė namą, kuriame buvo pasislėpę likę rusų kariai. Vienas Ukrainos karys dengė ugnimi iš automatinio ginklo į pastatą, o kitas mėtė granatas. Siekdama sumažinti bet kokią riziką, Ukrainos vadovybė įsakė atsitraukti, po to sunkusis dronas bombonešis numetė sviedinį ant priešo pozicijos ir ją sėkmingai sunaikino. Siekiant užkirsti kelią tolimesniems rusų bandymams prie Hryšynės ir sunaikinti visus likusius gyvus priešus, Ukrainos pajėgų operacijoms remti buvo pasitelkti Brazilijos kariai, kuriems pavesta išvalyti pozicijas ir sustiprinti kontrpuolimo pagreitį. Drono užfiksuota geolokacinė medžiaga rodo, kaip Brazilijos kariai valo bažnyčią ir namus gyvenvietėje. Jie naudoja sprogmenis pastato įėjimui susprogdinti ir nuolatinę šaulių ginklų ugnį rusų pozicijoms nuslopinti. Ši taktika paremta jų ankstesne karine patirtimi gimtojoje šalyje ir naudojama tam, kad prieš įžengiant į pastatus būtų sukeliama sužeidimų ir chaoso, taip sumažinant gynėjų gebėjimą priešintis. Tuo pačiu metu filmuotoje medžiagoje matyti, kaip brazilai veikia mažomis grupėmis, kad sutrumpintų savo buvimo laiką atviroje vietoje ir išvengtų Rusijos dronų smūgių. Apskritai, brazilų dislokavimas atlieka svarbų vaidmenį užkertant kelią Rusijos proveržiui į vakarus nuo Pokrovsko, padedant Ukrainos pajėgoms išvalyti ir išlaikyti Hryšynę, svarbų vartą į kitas gyvenvietes. Jų įgūdžiai ir integracija į šturmo dalinius sujaukė Rusijos planus, palikdami puolusias priešo pajėgas šoko būsenoje. Šios valymo operacijos lėtina priešo tempą, tuo pačiu užtikrindamos gyvybiškai svarbias pozicijas fronto gynybai šioje vietovėje ir suteikdamos daugiau laiko ukrainiečiams pasiruošti. Jeigu norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau.
Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.